Tęsiame žinias. Šiaulių miesto kultūros bendruomenė prisideda prie visuotinio Lietuvos kultūrininkų mitingo piketo. Tylos akcija Laiptų galerijoje buvo priminimas valdžiai, kuri tik žada mažiausius šalyje atlyginimus kultūros darbuotojams. Tai ne vaizdo įrašo brokas, nebyliai skaitomos aktorės Monikos Šaltytės eilės tyliosios akcijos dalis prieš koncertą Būti ar nebūti. Spengiančia tyla skamba ir ansamblio Ars Viva muzikantų balsai ir Audriaus Jonaičio saksofonas. Šiauliečiai kultūros darbuotojai tyliai, tačiau iškalbingai primena apie savo nuvertinamą darbą. Kultūros bendruomenė po nepriklausomybės atkūrimo per 20 metų sulaukė atlyginimo pakelimo vos 3,5%. Patys didieji atlyginimai yra truputėlį didesni, sakykime, mano ir dar 3 žmonių yra truputėlį didesni už minimalę algą. Tai yra dabar paskutiniu metu 1000 litų ant popieriaus arba popieriuje, teisingai lietuviškai pasakius, ir apie 850 į rankas. Tylieji kūriniai tai įžanga prieš koncertą dovanojama miesto senjorams. Prie tylos akcijos prisijungė ir kelios kultūros įstaigos, tarp jų viešoji Višinskio biblioteka. Darbuotojai 6 metus čia dirba už sumažintus atlyginimus, gyvenant skurdo ribos. Tai rankas negauna net 1000 ir žmonės yra su aukštojo universitetiniu išsilavinimu. Ir kompetencijos iš tikrųjų reikalingos be galo didžiulės, nes ir kompiuterinis raštingumas, ir technologijos visos keičiasi. Lietuvos kultūros bendruomenė laukia nors pirmo valdžios žingsnio, bent nuo kitų metų, nors 240 litų padidinti kultūros darbuotojams atlyginimus. Jei nebus reakcijos, kitąmet tyliąja akcija gali tapti ir dainų šventė.